Vilnių posėdžio. Kolegos, mūsų šiandien dalyvauja gyvai salėje 23, du kolegos, tai yra Antonijus Junto ir Pavelas Rusas dalyvauja nuotoliu. Prašysim kolegų šitą kandidatą patikrinti, ar mes juos turim girdėti ir matom. Turim. Tuomet reiškia posėdis dalyvavimas ir 100%, posėdį galime pradėti bendrų sutarimų, jei prieštaraujančių nebus. Gerbiami kolegos, posėdžio darbotvarkė bus sudaryta iš 2 klausimų. Tai yra dėl leidimo įsigyti transporto priemonės ir dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Kolegos, ar galima pritarti tokiai posėdžio darbotvarkei? Dėkoju, pritarta, tuomet pradėkime klausimų svarstymą. Pirmasis iš jų dėl leidimo įsigyti transporto priemonės. Klausimų pristatys savivaldybės administracijos ir bendrojo skyriaus vedėja Gedvyga Samudaitė Šeimakaitė. Labą dieną visiems. Šiandien praėjusiu sulaikėčiau. Atsiprašau, leidimo projektų, jis keitėsi jau šiandien. Buvo jau leidimo įsigyti transporto priemonės, dabar jau leidimo, tai leidimo pasikeitimas ir šio tarybos sprendimo projektu prašome tarybos leidimo patvirtinti 12 transporto priemonių automobilių, kurie 8 bus naudojami seniūnijose, mažose kaimiškose seniūnijose ir keletą automobilių, kurie būtų naudojami administracijoje. Poreikis automobilių pirkimo atsirado, tai dėl to, kad mes jau ir matom, ir važiuojam ir girdim, kad transporto priemonės pas mus tikrai paskutinį kartą pirktos prieš 8 metus. Transporto parkas mūsų yra senas. Padarėm tyrimą, tai iš 19 turimų automobilių kartu su seniūnija norėjom priešinti. Turi 19 tiek naujų automobilių. 10 automobilių būklė yra patenkinama, čia tie mūsų seniai, kurie mes pasiprinėm paskutinius pirkom. Jėti automobilį, 3 būklė labai bloga, 6 automobilių būklė yra bloga, 6 automobilių labai bloga. Per metus šių automobilių remontų, per šiuos metus jau mes išleidom iš 50 000 eurų remontui. Dėl to atsižvelgiant į mažųjų kaimiškų seniūnų išsakytus poreikius, ir taip pat atsižvelgiant ir mūsų vežio vairuotojų, kaip sakant, poreikius, prašome, esame paskaičiavę, kad 8 didesnio pravažumo automobiliams seniūnijoms ir administracijai kažkur vidutiniškai reikėtų 520 000 eurų, tačiau čia žiūrėjau pagal rinkos kainas. Tačiau automobilius planuojama įsigyti lizingo būdu su 20% įnašu ir kaip mokėti lizingos 5 metus, tuomet, kadangi lizingas yra visai supasintas, atsimarė didesnė. Ir toks bus tarybos leidimo projektas, tai turite ataskaitą. Prašome pritarti. O leidimo ir pradėti mums pirkimo procedūras. Dėkoju, kolegos, prašau registruotis klausimams. Nematau, registravusių. Yra? Taip, kolegos. Taip, reikia būti neperkamą. Jūs nematau, kokios nuomonės. Tai klausimai, užsiregistravęs Andrius Junto. Labą dieną, aš gal klausimą galbūt tiesiog žinoti, ką tokie krovininiai automobiliai ir kuriuos reikės kelia mokesčių įmonių. Būdama prieš 150 metus. Jo, mes atsivertinam, tai žinoma, tai kol mes čia vyko tyrinėjom, tai tikrai žiūrėjom visokių variantų, nes pasirinkimas tikrai yra. Žiūrėjom, domėjimas, ir mes galimybės savybės ir surūpėkščiais. Jeigu važinėsime vienintelio nuomonų kelių, tai aišku. Galiausiai, jeigu klausimo nebūtų pasisakymai,
Nematau, tuomet pritarti bendrų sutarimo. Dėkoju, pritarti bendrų sutarimo. Ačiū pranešėjai. Antrasis darbotvarkės klausimas dėl ilgalaikės paskolos suėmimo. Klausimą pristatys finansų skyriaus vedėja Jonas Šakotis. Tai einame į tarybą dėl ilgalaikės paskolos ėmimo. Pagal Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinį įstatymą savivaldybė negali viršyti 60% įsipareigojimus pagal skolos dokumentus. Tai mūsų savivaldybė lapkričio 30 dienai yra mūsų įsipareigojimai sudaro 7.387.200 eurų. Taip pat yra įvertinti planuojami įsipareigojimai pagal lizingo sutartis. Ir noriu pasakyti, kad mūsų limitas nebus viršytas, jei paimsim 3 milijonų ilgalaikę paskolą. Tai pritarus šiems įvertinimams pradėsim vykdyti pirkimą. Kolegos, užsiregistravusiems klausimus, matau Andrėjų Jundą, prašom. Tai gal galima konkrečiau kalbėti. Ir kaip tokių įsipareigojimų ir visi manimi keisti dalykus. Jeigu jūs Tiek savivaldybė turėtų. apie komunalinį ūkį, tai įsipareigojimai čia neįeina į savivaldybės valdybą, o paskolom mes tada įdėjimai ir savo dalies savivaldybės. Tai visi, kurie dabar jau tarybos yra pristatyti projektai, kurie yra įrašyti strateginį veiklos planą, tam bus naudojami. Kolegos, jeigu daugiau klausimų nėra, pažiūrėjau visus pasisakymus. Taip pat nematau, ar galime pritarti bendrų sutarimo. Gerai, kolegos, reikia balsavimo, tuomet galime balsavimą. Aš prieš. Ir tai Antonijus prieš. Pavelas. Prieš. Parašiau, susilaikiau. Balsavimo rezultatų, tu galime pakartoti. Mačiau 18 gyvai esančių už. 18 už, 2 prieš, tai yra Edita ir Antonijus, susilaikė Andrėjus. Skaičiai galima susiskaičiuoti, dar būtų iškotai, kad 18 turime už, 2 nuotolių prieš, pristatė gyvai prieš. Nėra, tuomet 2 prieš, visi likusiai. Ir 3 susilaikė. 3 susilaikiusi. Tai 18 už, 3 susilaikė, 21, 4 turėtų būti prieš, aš teisingai? Teisingai. Dėkoju kolegos, balsavimas įvesnis, klausimai yra pritarta. Ačiū. Komiteto posėdis yra baigtas. Edita prieš ir Antonijus prieš. Ir tu savo susilaikė. Ne, susilaikė tiesiog.